Sveiki, šiandien sveikinsi iš Vilnius, bet važiuosiu į Trakus. Va, ten mano traukinys. Čia va jau padarė supinis. Senai buvau, tokių dalykų nežinojau. Nu va, atvykau į Trakus. Planavau važiuoti iki Senieji Trakai. Bet va, paspirtuke nuo seno šeimininkai čia biškį vienas varžtas išlindo. Reikės partuvių užsukti. Čia yra partuvių Renofa. Biškį plaktuką nupirkti. Ir plaktukų biškį pamušinėti. Kad tas, sakysim, varžtas, galim sakyti, įlįstų į vidų ir būtų man saugu važiuoti. Tai va, tai prasideda nuo to, kad dabar ieškosiu, kur įsigyti plaktuką. Važiuoti galiu, bet noriu apsisaugoti nuo nenumatytų aplinkybių važiuojant, kad nieks nelūžtų, nenukrisčiau ir panašiai. Mažą parduotuvę mano rajone, kur Norfa yra, tai yra ir plaktukų, daugiau prekių visokių ir elektroninių instrumentų visokių. O čia žiūriu, ne, tai kol kas neradau. Arba va, pirksiu tokią, arba gal dar šūksiu į degalinę. Degalinė irgi nėra plaktuko, bet nupirkau tokius raktus, su kuriais bandysiu čia įkalti tą praktiškai vinį. Nu ką, pavyko įkalti, tai dabar kaip ir turi laikyti. Nu ką, problemą kaip tik išsprendžiau. Jau įkaltas šitas vienis, truputėlį pačiam biškį nugrauzinau. Na ir dabar laukia kelionė iki vienos bažnyčios. Po kelių kažkas bus gražaus, tai sustosiu ir parodysiu jums. Pravažiavęs jau 1 kilometrą, čia noriu parodyti, kad yra gražus, tvarkingas dviračių takas. Tai jeigu nuo Trakų iki Senųjų Trakų, tai labai patogu. Ir pėsčiomis eiti apie 3 km ir su dviračiu ar paspirtuku. Taip atrodo Senųjų Trakų, čia geležinkelio stotis. Ir ten vidury yra viena skulptūra, aš taip pavadinčiau. Tenai traukiniai sustoja. На перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Va, ir čia yra, gal nelabai matosi. Čia žmonės važiuoja, jau matau antrą moterį su dviračiu. Ir čia ką turim.
Ir čia yra dar vienas stendas. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Dviračių turizmo maršrutas. Jungiantis Vilniaus miestą, Trakų ir Vilniaus rajonus. Pravažiavau senosius Trakus. Jau labai jauku, žmonės draugiškai sveikinasi, vaikai pamatę važiuojantį pasisveikino. Tik šiandien neužsukau ten kaip pilis toks, galim sakyti, yra. Va, ir važiuoju toliau link savo vieno tikslo iš objektų graži bažnyčia. Oras geras, mašinų mažai važinėja, kol kas ne vienas nemačiau. Tai va, važiuoju toliau. Va, vėl miško keliukas. Kietas pagrindas, bet yra tų akmenukų. Bet jeigu važiuoti aplinkkeliu, bus 12 km, o taip man liko 4,4. Čia buvo vienas vyras su keturračiu važinėjo. Tai taip ramiai po truputį, taip jau veikta virš 8 km. Biškai iš jų pėsčiomis. Skambina man vienas draugas, Artūras. Biškai pakalbėjom, biškai praėjau. Ir pakrovės kokias gerai laiko. Baterija tiksliau. Nu, lygus kilometras 700, nusprendžiu sustoti, atsigerti vandens ir va, ką čia yra. Va. Gal 8 labai matosi, gal biški arčiau prieisiu, bet ne per arčiausiai. Čia žmonės ir bitės laiko matosi. Tikriausiai. Tai va, dar liko kažkur 800 metrų ir 1 km iki bažnyčios. Tas momentas, kai pamatai tokį ženklą ir džiaugiesi. Nes kiti galvoja, kad dabar prasidės normalus kelias. Ir čia kai kur gali važiuoti, važiuoja, po to bum, kaip per Utinus kelią, tik ten su mašina dar. O čia, jeigu važiuojant, po to tokį bum, tiesiog neįmanoma važiuoti. Tai va, labai man liko mažai, kilometras 200 iki bažnyčios. Ir tai prasideda geras kelias. Atvažiavau prie bažnyčios. Čia labiau tiksliai bus koplyčia. Vartai uždaryti. Nelabai apžiūrėsiu. Į vidų nepapulsiu, bet internete, kai žiūrėjau nuotraukas, tai atrodė viskas gražiau. Per tvorą neįlipsiu. Čia turbūt namas. Spalva tokia pati
Ten kažkas yra. Nematyti. Na, taip, žodžiu, tokia koplyčia. Tikėjusi didesnė dydžio, bet tokia rami vieta. Bet vien dėl jos neverta čia važiuoti. Va, dabar tokiu keliu važiavau, kur greitis labai nemažas. Ir čia trakų girininkija ten. Va, yra ir vėliavėlių kaba, ir skulptūrų. Va, staliukas. Galima pasidėti. Medinių skulptūrų. Čia pažiūrėsim, kas parašyta. Tai viską neskaitysi, bet kad žiemą miške vėjas sukuoja medžių viršūnės, suka sniego sūkurius, nu, žodžiu, čia kas norės sustabdys, perskaitys. Čia taip pat, kas norės, perskaitys, va, Girius gėrybių rinkėjai. Dabar pasakysiu paspirtuką ir daugiau parodysiu. Čia kokie augalai auga, kokių gyvūnų būna, kokie darbai atlikti, kokie buvo yra rūpesčiai ir kokie yra miškai. Taip, einam toliau. Dar viena skulptūra. Ugniagesys. Kas norės, perskaitys. Dar skulptūra. Miškas, sodintojas. Einam toliau. Ateisime taip viską, kaip suprantu, girininkija. Parkas vis dėlto. Trakų krašto miškų parkas. Navigacija rodo, kad girininkija gal tas nepasirodė. Čia mūsų Lietuvos miškai. Žuvęs mūsų turtas, kurį reikia išsaugoti, nepjauti daug medžių. Jo, čia jau girininkija. Žodis yra. Yra toks parkelis. Ir dabar važiuosiu link vieno paplūdimio. Va, pagaliau atvykau į Trakų Vokės dvarą. Čia va teritorija įėjimas, nemokamas.
Yra žmonės, kas vedžioja šunys, yra vasaliukų, kur galima atsisėsti, pasidėti ramiai, pasimėgautis gamta, gerų orų. Viskas čia nufinauta labai daug visko. Į vidų neįsiu. Atrodo, tas trakų laukės dvaras. Ten toliau matau ir tualetai yra. Na, čia dabar biškai yra fontanų yra. Va, čia labai gražu. Nu, toks paprastas fontanas. Nieko įspūdingo. Ir čia dvaras. Kaip atrodo. Šienavimo robotas. Kad negalim prie fontano arti prieiti. Prašymas toks. Čia būna švenčių gimtadienis, vestuvės. Ir dabar aplink neeisiu. Dabar dar parodysiu vieną tokią aikštelę. Čia ir galim pasidėti, čia mažiau saulės. Tai va, keliausiu į kitą objektą, į kabantį tiltą. Jau įveikęs šiandien bendrai, nu, biškį nerodo. Nesimata gaila. 32 km, 320 metrų. Ir iš jų kažkur 4 km, gal 4-300, tai gal būna pėsčiomis. Tai kažkur su paspirtuku 28 km nuvažiavau. Važiavau per parką, čia žiūriu, nepravažiuosiu, reikės va per tokią lipti. Ir va tenai toliau. Nu, važiuojant link kabančio tilto, toks va kaip serpantinas. Ir va reikia dabar eiti pėsčiom. Bet jau labai mažai liko. Ten toj pusė, į kurią mačiau, su dviračiu važiuoja. Ir čia važiuoja traukiniai. Ir čia kažkur yra ir Vokės stotis. Man apliekė vienas traukinys pravažiavo. Čia važiuoja ir mašinas. Ir toj greitai bus kabantis tiltas. Padarau pauzę. Na, va čia nežinau, yra lyg tokia vieta, iš kur galim šokti į vandenį, bet turbūt čia nieks nesimauda. Čia iš vis ženklas, kad pašaliniams eiti draudžiama. Čia kažkoks senas namukas, gal nepabaigtas. Čia vanduo eina, šaltinis kažkoks yra. Čia apaugo viskas. Bet vat,
yra. Va ir va, dar vienas vyriškis važiuoja su paspirtuku. Ir va, artėja kabantis tiltas. Jame esu buvęs tik tai vieną kartą. Labai senai. Žvejų nematyt, nieks nežvejoja. Na, jau matosi kabantis tiltas. Na, ir liko man eiti 50 metrų. Padarau pauzę. Na, čia va kas padaryta. Paspirtukui nelabai toks kelias. Tai yra, reiškia, rodyklės. Grigiškis 8,4, nurodyta, kad dviračių 26 minutės. Lazdynai 8,9 km 30 minučių. Ir nupieštas dviratis. Čia kur mašiną pastatyti galima. Anksčiau taip nebuvo, tai padarė dabar gražiau. Va, čia žemėlapis yra. Va, iki centro 18,9. Nu, o iki dvaro 1,8 km. Va, ir dabar einam prie tilto. Ir jau padarau pauzę. Čia yra net vieta dviračiams pasistatyti. Galima čia prirakinti su grandinėlė. Ir va, Trakų Vokės kabantis tiltas. Va, taip atrodo. Iš šono turbūt būtų įdomiau. Va, šiaip ten biški juda perėjimas. Čia šalia va, viršui geležinkelio tiltas. Ir upė. Va, tai ir tenai kelias iki centro. Beveik 19 km. Bet kadangi nežinau, kur čia kelias ir pritaikytas dviračiams, tai aš čia nevažiuosiu. Tai va, eisiu atgal. Ir dabar biškai atsigabinsiu, atsigersiu vandens. Ir tada žiūrėsiu, ką dar galima planuoti. Galbūt atgal važiuosiu, vyksiu. Nelabai toli yra, buvo minčių pas alpakas nuvykti, bet kadangi esu vienas, tai biškai ir nesinori. Pažiūrėjau tvarkaraštį, nusprendžiau dabar iš Vokės važiuoti į traukiniu, atgal namo. Tai va taip atrodo ta Trakų Vokius stotis. Ten kažkokia aikštelė va priekyje yra. Ten ženklai, kad vaikščioti draudžiama. Yra suoliukų yra. Šitoj pusėje, kur aš einu, yra ir pastogė, o toj pusė nėra. Ir yra ekranai. Vienas ekranas sudaužytas, o vienas veikia. Tai pas mane 17:36 iki Vilniaus. Tai va, važiuojam
jau su traukiniu 15 minučių kelionė, tai paspirtukų nekrausiu. Pirmą stotelį paminėjau, dar 5 minutės ir aš būsiu jau Vilniaus stotyje. Nu ką, įstojau Vilniuje, dabar liko kelias namo. Su paspirtuku įvykiau 29 km su biškį, o bendrai ir pėsčiomis su paspirtuku įvykiau 34 su biškį. Tai va, ačiū, kas žiūrėjote, tikiuosi tokių yra, kas pažiūrėjo nuo pradžios iki galo, gal kažkam patiko, ką šiandien parodžiau. Va, yra minčių kitokių, kur nuvykti. Kažkur gal su nakvynė vyksiu, tai jeigu bus įdomu, tai darysiu daugiau įvairių panašių video. Dar parodysiu atnaujintą bažnyčią, kaip atrodo. Restauruota